turbūt, ką norėčiau pasakyti, tai turbūt net netelpa į žmogiškas emocijas. Ta, ką aš noriu Klaipėdai išreikšti, tą dėkingumą, tą meilę, tai aš nežinau, man pasididžiavimą, kad aš esu tikrai kertinis klaipėdietis, visiems pabrėžiu tai, nes esu trečioji kartoj ir tikrai didžiuojasi. Aš labai, kai sakau, tas išgyvenimas, visas tas momentas, viskas ir atrodo, kai tu žinai, kad grįši čia, kad galėsi pamatyti vėl Klaipėdą, kad kažką tai atrodo, kiekvienas sekundė kovos atrodo buvo ta verta. Ta prasme, aš jau nesakau, kad jau buvo duotas pažadas žmonai, šeimai, kad grįšiu. Tai aš toks, kai sakau, įprasmindamas giliau, tai turbūt čia buvo vis tiek toks duotas pažadas visiems, kad aš tikrai dar sugrįšiu. Ir žmona irgi be abejo Sonata, jeigu yra... Aš manau, kad ir žmona, aš net norėčiau iš tikrųjų ir žinau, kad dalis komandos net yra čia mano, nes žinokit, tokį darbą vis tiek ką darai, tai nėra vieno žmogaus indėlis, tai yra komandinis darbas. Tai aš, jeigu yra mano komanda, aš jos iš tikrųjų net nebematau, žinau, kad buvo, Ateikit, visiems pasirodykim, visi, kiek mūsų čia prie to projekto vieno žmonių turi būti, tai čia ir Romans, komandos kapitonas, veda visus. Tie žmonės, kurių mes nematome, bet jaučiame, ar ne, kad yra komanda. Aš manau, kad bet kuriuo atveju, kad turi vis tiek žinoti, Romans yra pirmas žmogus komandos, Osvaldas, antras komandos, galim sakyti, kapitono pavaduotojas, padėjęs, Marius yra papildomas rankos, komunikacija, Viktorija, elektrikas, Vadimas,